minčių. Tai važiuojam į Europos Sąjungos šalies, matom, bendraujam, netgi su šalių politikai. Ten užtenka tikrai pasakyti, kad yra problema. Pateikti siūlymus, buvo tokių minčių neslėpsiu, kad Lietuvoje tai bus. Bet dėja, jeigu vėloje vietoj paspaudai, kažkas padeda, bet žiūri vėl kitoj stringai. Ten mūsų susirinkimas. Čia jis turi tokių, reiškia, linksmų ir tokių rimtų akimirkų. Tai noriu atkreipti dėmesį daugiau galbūt politikų, kurie labiausiai kalbos, kurie prieštarauja. Šiandien mes tik tai apšvietimo darome. Jeigu šiandien mes nematysim 3 valandą trečios ketvirtos rezultatų, nematysime statuto, nematysime tų pokyčių, apie kuriuos jau 100 kartų kalbėta, ir tiesą pasakęs, jau nusibodo tą patį kalbės, mes neturėsim kito pasirinkimo, kaip grįžti čia dar kartelį, tai ne šimtukų, o matyti tūkstančiais ir priminti kitaip, kitokių būtų. Šitie doktoriai, kurie čia sąmoningai teisėsaugos viešojo saugumo apklausiai su klaustukai, būtinai kitą kartą jų kuris bus didesnis ir jie bus ne su klaustuku ant veido, o bus tam tikri konkretūs taikiniai, kurie prieštarauja mums, kurie priešinasi žmonių saugumui, kurie priešinasi teisėsaugos modernizavimui ir mes tokiu būdu bandysime jos lydėti iki rinkimų. Ir jeigu jie neapsispręs arba neapsispręstų, tai mes kviestumėm žmonės, kad jie apsispręstų per 16 metų rinkimus, per 7. Tai ką noriu dar pasakyti apie reiškia, pokyčius. Tai iš tikrųjų labai svarbu, kad šiandien daug kalbėjom. Tai klausimas tarsi toks iškyla. Tai kasgi dar, arba kasgi vėl blogai. Ir dar ir vėl situacija yra tokia, kokia yra. Jinai nepasikeitė, nuo 9 metų mes turėjome didžiulius praradimus. Mes praradom ne tik finansus, mes praradom daug žmonių. Daug tai yra beveik 4000 žmonių. Tai šiandien dieną aiškiai turime pasakyti ir sakom, tie, kurių motyvacija politikų sutrikus, o jinai paprastai sutrinka, po rinkimų ypatingai mes turėsime priemonių, turim specialų kursą, kaip tą tolus ir tam, kad jie bus tikslingi, galus ir vykdytų rinkėjų valią. Dažniausiai būtent jie nepamiršta su savo priegarbę ir pradeda vietoj to, kad padėti pradeda prieštarauti šitoj vietoj išgelbėti, o ne padėti. Tikiuosi, kad šiandien šitą mūsų protesto akciją pozityviai turėjo ir lydėjo, kurie padėkos, žodžiai, ir paraginimai, ir pajokavimai, ir perspėjimai turės praktinę naudą, realią naudą, kurią mes pamatysime ir šiandien tarp 3 ir 4 valandos. Priešingų atveju, kaip ir minėjau, 30 diena jau yra suplanuota ir matyt mes jai pasiruošėme tinkamai, tam, kad tikrai daugiau nekiltų niekam abejonių. Nei vyriausybės rūmose, nei Seimo rūmose, kad viešasis saugumas turėtų būti prioritetas, žmonių saugumas turėtų būti prioritetas. Ir pareigūnai, kurie yra vienas svarbiausių valstybės sričių, turi tapti, jeigu dar iki šiol netapo, prioritetinės sričių ir ją reikėtų rūpintis visų pirma. Ačiū!